Pastebėjau, ant kiekvieno video būna komentarų, kiek kainuoja, kiek kainavo, kiek klientui kainavo, kiek tau kainavo. Visiems žiauriai įdomu yra, žinai, kainos. Tai šiandieną jums vieno dalyko kainas pabandysiu pasakyti, ne? Tai šiandien kompresoriaus sraigtinio aptarnavimas. Kažkiek ieškojausi video, nėra labai daug stiprių informacijos, su stomokliniais yra daugiau, žinai, bet su sraigtiniais nėra. Tai pabandysim pasikeisti tepaliukus, pirmą kartą gyvenime keisiu, nesakau, mažai labai informacijos yra, pasakysiu apie kainas, tai iškart galiu pasakyti, kad šio kompresoriaus aptarnavimas įmoniai kainuoja 400, blet. Kiek ten kurva? 460 eurų. Eurasikų. Pasižiūrėsim, kiek man pavyko sutaupyti visą tai darant pačiam. Kada pasakysiu eigoj video, ne? Tai, žodžiu, ko mums dabar reikės visam šitam reikalui? Tai turim tepalą, 10 litrų tepaliuko. Nežinau, kiek čia sueis, bet pasitekėjus klausus 10 litrų reikia imti. Tada turim oro filtrą, turim alyvos separatoriaus filtrą, turim tepalo filtrą, turim tarpinės, tai šiek tiek daugiau sudedamųjų negu mašinos, sakykime, ne, bet viskas vyksta labai panašiai, tikiuosi. Tai žodžiu, paskui jaučiu ten biškį papizdėlinsim, dabar iš karto einam prie esmės, turim kompresorių, va šitą, va. Tai yra reikalas, be kurio jokie dažytojai neapseis. Ta prasme, tai yra, blet, pirmas dalykas, kurio tau reikia - oro. Ane? Yra daug kompresorių tipų, sraigtiniai, stumokliniai, ane? Ten, kaip jie ten, blet, be tepaliniai, man atrodo, kažkas tokio turėjau ir be tepalinė. Turiu stumoklinį, atsarginis, pastatytas pacas, tai jisai kaip rezervinis, jeigu, tarkim, žinai, užlinktų, kažkas atsitiktų. Ką žinau, kažkas gali atsitikti, ne? Tai turim atsargai, plus jisai pajungtas kaip receiveris, ne? Tai vat, bet šiandien apie jį, šiandien apie šitą bigbojų. 5 beveik 100 eurų, ne, aptarnavimas. Tai realiai jau galima nusipirkti visai tokį padorų stumoklinį, kurio tau užtektų dažymui, naują kompresorių. Tai galite įsivaizduoti, kokia tai suma, ne? Dabar kas kiek laiko reikia daryti aptarnavimus, reikia daryti kas metus arba kas 4000 valandų. Jisai 4000 valandų neprabėgęs, bet paskutinis aptarnavimas yra darytas 2022 metais. Dabar yra 2026 metai, blėt, 4 metai praėjo. Tai ką mes iš tepalo turim? Ogi juodą tepalą. Pafilmuok operatorių, pafilmuok. Jo, turi būti per vidurį akutės, turim juodą tepalą. Kas yra gerai, matosi, kad niekad nepildžiau per visą šitą laiką tepalų, tai reiškia, su tepalų nevalgo, yra norma, viskas guda, ne? Bet jau tepalas labai stipriai pajuodęs, žinai. Nu, nerasistiškai, žinai, bet nu juodas, blėt, nėra gerai, čia turi būti baltas. Bet visur turi būti baltas, žinai, dažniausiai, jeigu juodas, tai jau chujovai. Nu tai va, tai žodžiu, sakau, niekad nedariau, pasižiūrėsim, kas čia gausis, gali būti sproksim, staškysim ir kažkas tai gali atsitikti baisiaus, ne? Tai žodžiu, buvau pajungęs, dabar yra rytas, pajungiu kompresorių, sušilo tepalas ir išleidau visą orą. Tai oro neturim, bet turim šiltą tepalą, galim pasišildyti rankas, ne? Tai nuo ko tikriausiai pradedam? Palauk, man iš tikrųjų siuntė GBT-sas. Visą, nahu, jeigu. Jo, tai ko mums reikės, tai alyva, filtrai, separatoriai. Šiaip yra 2 variantai, ne? Pirkti arba gamyklą, tipo tas, kas priklauso šito kompresoriaus firmai yra Atlas Copco. Tai mes pirkom originalų, man atrodo, iš Anglijos, ir iš kur čia parsiųsta, viskas atsiųsta iš užsienio, žinai, importiniai reikalai. Viskas Atlas. Atlas Copco tepalas, oro filtras, visur originalas, geriau nebus, ne? Tai jo, tai beje įmoniai neoriginalios dalis. Tai pasižiūrėsim, kiek man kainavo, įdomu, tipo, kiek kainavo man su original parts. Tai viskas, hebra, dabar nuleidinėjom tepalą jau čia, ne? Tepalo nuleidimas, tepalo padavimas. Tai aš taip įsivaizduoju, kad pirmoje eilėje mes turim išleisti tepalą. Atsargiai, nežinau, ar yra slėgio, šiaip nuleidau, viskas nebėra slėgio, bet nežinau, šitam bačiokė nėra, šiaip turėtų nebūt. Tai atsisukam varžtą ir pabiškai bandom leisti. Čia labai nepatogiai pasigaminau tokį nubėgimą, žinai. Ir netelpa tepalo surinktuvas, tai pradžiai tiesiog kažkokį turiu va dėžę, į kurią visada, jeigu būna variantai, va netelpa, žinai, tai susipiliu. Nu, tai va, tai kažkaip va taip ir susipilsim, ne? Kažkaip tai taip, tai 10 litrų, ne? Kaip V12, sakė, ne? Pick-upas. Tai gerai, atsisukinėjama, ne? Šiaip čia tu realiai dabar filmuosi jaučiu kokias 2 valandas tiesiog, va tai va, žinai. Gal ranka pavarg.
Pasikeis galima. Gerai, bandom atsukinėti. Tai tepalas, žinai, yra šiltas, bet, nu, ne karštas, nereikia jaučiu karšto. Ble, čia, nu, neturėtų bėgti, čia kranelis šiaip yra. Bet dėl viso ko pasidedam. Galva, na, karštą tepalą. Kurva. Gerai, turbūt bandom važiuoti, ne? Ble, biški bijau. Pabiški. O, eina. Oi gerai. Nu tai va kažkaip va tai va. Aišku, čia galbūt būtų galima šlangą, žinai, kokią užsimaut, būtų dar patogiau, bet kažkaip va tai va išleidžiam visą tepalą. Raudonas, kai nupirkau kompresorių, buvo baltas. Kordoba. Tai išbėga visas tepaliukas. Blečiu nepasakyčiau, kodėl 10, nu gal. Blečiu užtruks senį ilgai. Ir šiltas tepaliukas. Tai susitinkam, kai nuleisi mane. Užtruks vis tiek jaučiu. Nu tai čia užtruks, aš jau matau, kad užtruks, tai galim iš karto atsisukti padavimo. Tai aš įsivaizduoju, kad čia yra padavimas, nes daugiau nelabai kur gali būti. Ir matosi, kad jau yra sukinėtas varžtas. Tai padavimo varžtą, tepalą padavimo, per kurį pilsim tepalą, galime jį iš karto atsisukti, gal biškai greičiau pradės bėgti. Bet šiaip tepalas tirštas. Yra reikalų. Ble, čia ne taip paprastai. Ble. Uich tu na, pala. Uich tu nahui, ble, seni, okei. Energija pareigyklis. Ble. Pala. Nu jo, į tą pusę suku. Gali būt raktą reikia, žinai, pasimti. Uich tu na, gerai. Einu raktą ir su laužėju pasimti. Žiūrėk, kad nenugriūtų čia, žinai. Jo. Blet, palikau kažkur tai šitą laužimo. Bandom taip tada, ne, kažkaip. Blet, tu durnas, Ha? Kurva, what the fuck, na? Ko jis čia taip sunkiai, blet? Nu tikrai šitas varžtas, tai kuris daugiau, blet? Kuragi atsukinėtas jau matosi buvo. Nori pabandyti tu gal? Nenori? Pliatu, ko jisai taip? Nenori eit, nesuprantu. O, nuėjo. Kaip nepatiko, baisi, sen, baisi nepatiko. Šito nahui. Svarbu, kad šiukšlė nepatektų, žinai. Tai pasikeičiam, paskui išsipūsim viską, bet tiesiog, kad į vidų stengiamės, kad kuo įmanoma. Švariau, žinai, būtų, blėt, ko jis čia taip neina. Nenori eit. Atsukom, pasižiūrėjom, viskas aišku. Dabar noriu atsukti, čia jau čia bus dar linksmiau, separatorių ir šitą ir tepalo filtrą, žinai. Viską noriu atsisukti ir šiek tiek galbūt praplaut. Paleist, žinai, kad eitų ir šiek tiek šviežiai pil, žinai, kad čiučiuką, žinai, prasiplaut. Ble, čia bus dar linksmiau. Bliat. Ui, to nahui, čia reikia mesti jaučiu raktą, tą santechninį. Nes mums šitas, palada, pažiūrim, ar tikrai tokie. Jo, tinka. Bats. Šiaip nėra blogi supilti, matai, manas, šiaip geri, tipo, bet nu ne originalas. Vis tiek tepalas tai tikrai nebus originalus 100%. Gerai. Palauk, reikia santechninį, gal raktą pasiimt, bandyt kažkaip su juo. Bliat. Nu, mum pofik yra. Kitą jau atsuko kolega, bet šitas pofik mum yra, mes galim sugadinti, žinai, jį. O, ir nuėjo. Mum, nu, tipo, visiškai pofik mes naują gydėsim, tai šitas gali susilankstyti, man. Svarbu atsukti. Yra, aišku, specialūs raktai atsukti tepalų į filtrą. Bet niekad neprireikia. Net ir mašinoje būna keiti, nu, tu tiesiog, koks skirtumas. Ok, čia dabar aš tikiuosi nepradės bėgti, kur mūsų galonas tenai. Nu, šiaip neturėtų gal. Blet. Gal iškart reikia pasiruošti, ne? Kad, nes ten labai tikėtina, kad gali būti šitą tepalą, žinai. Tai kažkaip iškart pasiruoš, kad jį pasidėt. Iškart merk tenai, žinai. Nieko vapšė nėra.
Šiaip buvo parašyta ir šiaip dažniausiai būna ir mašinos, žinai, tipo reikia pripildyti filtrą, žinai, tepalų. Tai čia, niekaip tu nepripildysi, tu šinkuojam, apsišyks visas, nesąmonė. Tipo, ir skaičiau, kad nėra būtina. Tipo, jeigu jau filtras yra priešingai, žinai, uždėtas, kad tu paverstus išpilsi, tai, dažniausiai gamintojai, tipo, numato, kad jau tai bus, žinai, ir viskas čia gerai. Nieko čia blogo. Blia, tai slysta rankos, kurva. Atsakau, taigi kas yra? O. Tai galim iš karto dėti, matau, čia nėra tepalo, iš karto dedam naują. Bats, ką su nauju reikia padaryti? Biškį tarpinukę lengvai patepti. Tai naują gal įmam, ne? Nors realiai tai jokio skirtumo čia, tiesiog patepti, kad užsisandarintų. Galima ir seną įm, žinai. Bet paimsim naują pistų. Pirštą invest. Bats. Ok. O. Pamerkiam. Ir patepam. Tarpinės. Viskas šiaip žiauriai panašu į mašinos. Keitimą, žinai. Stumoklinis, tai ten tiesiog tepalą pakeiti, žinai, ir tuos filtrus šito oro padavimo ir viskas, ten daugiau nieko keisti nereikia. Čia jau yra filtrų, žinai. Bet aparatas rimtas, ko tu nori. Tai paprasta. Pabiški. Šitą biškį pavalom visą veikalą. Kuo mažiau, kad mums šiukšlių prikristų, hebra, nes čia visur dulkių pilna, žinai. Tai stengiamės nesimajačint. Bet šiaip, manau, naudos bus kažkam, žinai. Nes visą tipą, kiek kainuoja. Tai šiaip aš esu, labai mažas verslas, žinai, nesu aš didelė ten įmonė. Su rankom užveržim, bet. Tai stengiasi visada visus tokius dalykus pats pasidaryti, žinai. Nes, pavyzdžiui, jeigu aš samdyčiau, kad man kameros aptarnavimą padarytų, kompresorius aptarnavimus, visus aptarnavimus, žinai, kažkas sugenda iškart kvieti įmonę, tai tu, blėt, durnas, seni bankrotas iškart pareina. Gerai, daugiau nereikia, ne? Dar biškut. Svarbiausia taisyklė, kad su rankom. Gerai, šitas į trasą eina. Separatorius. Aš kai užsakinėjau filtrus, žinai, galvojau, kas šitas, blėt, separatorius, galvojau, kažkoks tai čia mechanizmas, bet čia pasirodė tiesiog filtras kažkoks, tai žinai, dar vienas. Separatorius. Gerai, čia nebėgs, tikėkimės, ne? Čia srėga daugiau kažkaip. Bats, uiktų. Oi, gerai. Supratau. Supratau, viskas aišku. Separatorius, nieko blogo nematom, dedam naują separatorių, lygiai taip pat patepam. Aš jau matau, kad čia easy iš tikrųjų. Nieko čia sudėtingo, bet aš sakau, galbūt kažkam naudos, žinai, duos. Nes kiek žiūrėjau, sakau, intikį labai mažai informacijos yra. Žinai, būna žmonės gal bijo, sraigtinis toks didelis, žinai, atrodo čia baisu. Nieko čia baisaus nėra. Gerai, čia pažiūrim, kad jokių žvyro nebūtų nieko. Gerai. Man patinka, ką aš matau. O? Gerai, tikrai. Dabiškai. Gerai. Viskas. Dabar dedam atgal savo bučioką, ne? Kaip jis čia bet buvo. Savo mechanizmą visą šitą. Aš turiu, sakau, tepalo surinkėją, bet jis čia netils, jis per aukštas gaunas. Mes žinai, ką padarysim, įpilsim biškutį naujo tepaliuko. Labai nedaug. Nes sakė šitie kaip jie. Iš kur pirkau, žinai, tiekėjai, atstovai, kad dar liks biškutį. Tai dabar atsukam padavimo angą. Mėgstu dažnai ir mašinom tą patį padaryti. Išbėga, da biškį šviežiai, įpilį čia tiek prasiplauna. Ok. Šitą kažkur švariai pasidedam. Ir biškį įpilam tepaliuko. Čia reikėtų iš tikrųjų kažkokios leikos, ble. Gerai, jau matau, kad daug švaresnis. Bet jo, kaip, nežinau, ar matosi, ateik iš arčiau, gal pafilmuosi, kad tepalas turi būti baltas, seni. Pažiūrėk, pabandysiu iš aukščiau, aišku, neprišyk, ble. Va, matai, koksai? Oi, skaidrus. Skaidrus, seni. O pas mus koksai? Toks smala. Bet gerai, va, dar dabar tegu išbėga. Ir viskas pildom. Mums beliks oro filtras, ne? Tai pildom tepalą, kad būtų lygiai per vidurį akutės. Žinai.
Įpilam tepalą, palaukiam dabar, kol nubėgs dar, nors jau matau, kad čia va švarus. Baltas, bet šiučiuką dar palaukiam, tada pripildom ir susitinkam, kai jau bus pripildytas tepalo. Jo. Pusė, ne? Jeigu ką dar dapirsim, tai liko, va. Litras liko dar. O, tai dar daug, iš tikrųjų. Nu gerai, pasižiūrėsim, prasivaikščios, žinai, ane? Tai dabar pusė. Šiaip, kol kas viskas juda paprasčiau negu tikėjausi. Tik labai lėtai pilas tepalas. Gerai, ką, turim pripiltą tepalą. Lygiai pusė. Prasuksim, pasižiūrėsim, žinai, turi visada ramybės, čia kaip mašinai, turi praeiti, žinai, 10-15 minučių palauki, pasižiūri, kas čia yra. Jeigu yra biški per daug, no problema, nuleidi. Jeigu yra per mažai, no problema, dapili, nėra problema, žinai. Nes aš nežinau, galbūt kažkiek, žinai, pasiliks filtruose kažkas tai. Tai hui suprasti čia, aišku. Bet galim po biškių užsukinėti, nes dabar čiut daugiau negu pusę, labai mažai 1 milimetrų. Tai galim užsisukti, labai stipriai neveržiam. Čia tarpinė, blėt, tai kodėl jie čia taip veržia stipriai, na, guminė tarpinė yra, blėt. Užveržta taip pizda. Nu tai aš jaučiu taip užveršiu. Gerai. Babula. Užsisukam. Tai tepalas Doni Montelo. Ką dabar seniukai darom? Užsipučiam ar iškart pakeičiam oro? Oro jau čia reikia pasikeis, ne? Pasikeist oro, viską pasikeist, tada bandysim startuoti, leisti. Kas čia gaunasi, žinai? Kas čia gaunasi? Žinai, jau čia kompresorius aptarnavęs, kai tu debilas, bet beveik 4 metus nekeis tepalų. Nu, tai pas mane iš tikrųjų nėra čia tokie labai dideli tie... Žinai, šitie kaip jie, šiaip kaip sraigtinis kompresorius jis nedirba daug, palyginus. Jisai atidirbo per 4 metus, man 1.5.6, 1.3.8, sekančio, 1.3.6, 1.3.6, apie 200 valandų jis man atidirbo. Ką tai reiškia? Nu tai, kad non-stopų veikdamas jisai apie 200 valandų praėjo per 4 metus, nepilnus. Mažiau biški negu 4 metai, skaitykim 3 metai, ne? Tai per 3 metus 200 valandų. Tai nėra daug, tai yra mažai, labai mažai yra sraigtiniam kompresoriui. Tai aišku, dėl to, žinai, ir atidėliojau. Vis to, žinai, vėliau, taip ir gaunasi. Aišku, kas tokiais dalykais užsiima, tai tikrai, manau, mane supranta. Gerai, vis tiek jisai toks tamsokas biški, bet jau matosi akis, tai manau, prasivaikščiojus bus gerai. Ok, ką, dabar oro filtras. Irgi originalas, Genuine Part Atlas Copco. Čia seniai kaip iš krastos visus tepalus susipirkus, taip atrodo reikalas. Dabar kur yra oro filtras, tai yra apačioje, tenai ne apačioje, kitoj pusėje. Tai mes dabar šiek tiek su kolega atsistuvim. Biški kompresorių jo. Nes jisai sunku, žinau. Oba. O, gerai, bliat, kaip rankas nuspaudė. Gerai, eina čia prieit kažkur tai. Biškiai eina. Taip, oro filtras, oro padavimo filtras iš subinės gaunasi va šita va dėžė. Tai mes ją nusisukam ir tada pažiūrėsim iš arčiau, kaip viskas atrodo. Jau, dulkių yra. Gerai, oro filtras lengvai, žiauriai. Nusisuka tiesiog. Hamutas nusima. O! Nuo dulkių tai gerai paėdęs. Matosi. Dulkinas. Nėra tragedijos iš tikrųjų, bet dulkių dachuja. Tai dedam naują Blet, neturiu kaip išpūst nachuja. Ai, bendrai turiu, va tai va tiesiog išpūsim labai ūkiškai. Žiūrėk.
Reikia visada, supranti, smegenų daug turėti, žinai. Matai, nėra oro. Yra oro, blėt, yra, kaipgi nėra. Ui. Kurva, gerai. Gerai, dedam naują. Naują aparatą. O, pažiūrim, ar buvo originalus uždėtas. Ne, manas. Tai manas viskas gerai, čia skaitosi jau top. Bet vis tiek ne originalus. O mes dedam original. Iš karto plus 15 arklių primeta. Arklių. Geras žiauriai jausmas iš tikrųjų. Blet, kaip jisai čia plau. O, tai va turbūt. Jo. Geras žiauriai jausmas tokius dalykus kaip aptarnavimas pasidaryti. Kurios daug metų galvoju. O, man patinka. Gerai, viskas. Всё. Oro filtrą atgal sukam ir leidžiam jo. Oro filtrą tiesiog atgal sukam ir viskas. Tai prisukam oro filtrą ir tada dar vienas svarbus labai žingsnis. Jau. Ble, pala, biškai kol kas nefilmuo, gal reikia susirasti. Kur jos yra? Dabar filmuosi iki galo? Einam į Černobylį. Į Černobylį. Blet, kur 7? Visada dabar jau mane filmuos. Kurva, blet. Nerandu seniai, nežinau. Neįsivaizduoju, kur jinai yra. Dabar gaunasi kaip per GTA žaidimą. Kamera 3D. Ai, subinės. Ble. Nu, va, prašau. Gal porą perkio ten? Va, jau radau, kažką radau. Visas 7 radau, ble. Eik tu nahu, nu kad... Oi, gerai. Galvau 10. Norėjau sakyti, nuo kada hamutai 10, ble. Niekada. Gerai, viskas prisisuku, jis ten iš savęs juda. Gerai. Bats. Čia, matai, tokia skila yra. Tai čia ta skila oro padavimui, tipo. Elė, kažkaip mažoka, aišku, ta skilė, bet, nu... Tai ir kreipiam į tą skylę, į maždaug, kad jisai ten yra įtų. Bats, okei. Viskas, stumiam atgal. Tai dar taidė. Ne, nichuja nestumiam atgal, reikia išpūst. Labai svarbu. Tai mes dabar turim pakeiti tepalus, mes turim pakeiti visus filtrus, viskas padaryta, žinai. Tai dabar pasileidžiam jį. Tikimės, kad neįsitaškysim, ne? Viskas bus good, užsipompuojam orą ir tada išsipučiam viską normaliai. Absoliučiai viską, iš visur sausintuvą, viską. Kad jisai kuo būtų švaresnis. Viršų, žinai. Ir tada jau jo, tada apibendrinsim, žinai. Jo, tai bandom leisti, ne, jaučiu. Nu viską, blėt, pajungiau, ne? Tepalo dachuja. Nu nieko tokio gal. Gal neįsitaškysim. Blėt, bijau. Bijau biškį. Gerai, kompress. Šitą galim uždaryti. Op. Kompresorius paleistas. Nebijai? Blet, nu gerai, turi būt, nu. Kas čia gali būti blogo? Paleidom kompresorių, viskas čiki-piki. Good. Tik man nepatinka, kad tas tepalas kažkoks tamsokas vis tiek. Gal jau čia reikėjo praplovimo, žinai. Galbūt. Gal čia toj, nu nežinau, nu pažiūrėsim, nusileis, bet toks tamsus, blėt. Tai nežinau, gal reikėjo praplovimo, tai... Nu, bet vis tiek, dabar mes turim kokių gal, nu, 9-5%, tai tikrai turim šviežaus tepalo, žinai, tai, nu... Nėra ten tragedijos kažkokios, tai... Blėt. Ha? Atsuktuvai teiktų nahui. Tragedija. Dabar mums reikia... Sakiau, ką mums reikia, ar nesakiau? Nesakiau? Išpūst. Jo, išpūst. Tai mes viską pakeitėm, viskas pakilo, 10 barų, 2,5 kubo pacas pučia per minutę, man atrodo, aš nežinau, kaip ten skaičiuojama, bet kročiu 2,5 kubo. Tai rimtas aparatas. Įvado reikia jau galingo, žinai, čia garaže nepasistatysi šito daikto. 5 amperų, nu jau
aparatas. Tai reikėjo kelt galę eso. Nu, pizdavo, dabar kai filmuojam, nahu, neina, nu. Atsuktuvą dabar reikia, nu. Dabar vėl vaikščius iš paskos, nu, eik tu, na. O, radau, gerai. Kitą atsuktuvą jums. Tokį, na. Gerai. Tai va, žinai, visi tipo dažniausiai, aš čia gal biškai uždažytus, žinai, pastovėsiu, aš visada dažniausiai stengiuosi uždažytus, žinai, stovėti. Bet dažniausiai, blėt, what the fuck? Ai, kitą pusę reikia sukti. Šitą dažniausiai, žinai, Hebra, kiek ten kainavo dažymas? Kiek, blėt, kainavo kompresoriaus aptarnavimas, nahui? Kiek kainavo? Daug kainavo. Tai tokių dalykų žmonės nemato, na. Ir nežiūri, žinai. Tai čia, žinai. O, koks, pažiūrėk, koks motoras, sen. Va, čia tai aparatas. Aha, Siemens, čia ne šiaip koksai šūdas. Siemens. Tai pabandom dabar mes į kuo įmanom labiau nusirengti. Aš norėčiau, da, blėt, bet tai bybė gal pavyko. Nu, tą viršutinį dangtį, žinai, kad sausintuvą išpūs, niekad nebuvau normaliai išpūtęs. Tai noriu tokį pasidaryti aptarnavimą, kad jau viską, žinai, jau ten vėl metam laiko būtų rami galva. Bet šiaip tepaliuką, blėt, reikėjo, ne, nu tikrai skaidresnis, matosi, žinai, kad skaidresnis, bet tamsus. Tai reikėjo praplovimą pasidaryti, žinai, flushą. Tai va, tai jo, brangu. Tai gerai, karoči, bandom nuardyti, susitinkam. Kiek įmanoma nuardysiu, nes mums reikia išsipūs visas dulkės. Dulkių daug, gali pafilmuoti šalčiau motorą, kol aš čia krapštau, žinai, motorą. Ble, čia turėtų eit prie normaliau, žinai. Čia va kažkas sukta, išsukta, nedasukta. Beje, parėjo už butą sąskaitą komunalinio. Spėk, seni, blėt! Bet bendra? Komunalinis tik tai. Elektra, žinai, ten šiltas, šaltas vanduo, šildymas. 500. 600. Kiek pas tą detalę kainuoja 100? Ne, blėt, radau 120. Kurva, suspardyčiau galvą, na, rimtai, žinau. Dievaš, na. Kur raktas dabar dingo? Reikia atsisukti. Atsisukti tas, toks kur dydžiai. Va. Nu, tai va, parašykit, Hebra, kiek jūs sumokėjot mokesčių. Blėt, reikia eiti į Seimą, ne? Varom į Seimą, seni, padarysim tvarką, žinai. Jokių mokesčių niekam nebus, jokių šildymų. Šildymam iš viso minusinis PVM, žinai. Padėsim, žinai. Dažymas pigiai. Dažytojus visus užstočių, žinok. Visi dažytojai gautų premijas. Visi dažytojai gautų paramas. Visi. Nesvarbu, ble. Visi gautų. Hebra, balsuokit už Babilą, visi gaus dažytojai pod dažymo kamerą. Aišku, žinai, tai dažniausiai aš tai, žinai, būčiau šitas, tiesiog, žinai, ten pasakajo, paskui, žinai, kaip ten trumpas, ten, blėt, visi Seimo nariai. Užsimiršta, žinai, pasimiršta. Tiesiog, žinai, šiaip kokia plėm... Kurva, blėt, eiktų, na. Tai kojas nesisuka, blėt. Dabar dėl ko aš čia ardau? Tai kad prieičinai normaliai išsipūs, nes, nu, čia tik tai grotelės, nieko neišpūs. Noriu per viršų, kad užsilipti ir gerai išsipūst. Reiktų ir šitą stumoklinį iš tikrųjų padaryti aptarnavimą. Irgi juodas tepalas, blėt, kaip negras. Šitą tikrai reikės iškirti. Galima sakyti, juodaodis. Juodaodis, kaip juodaodis, blėt. Nu, sukisgi, nu, prašau aš tavęs, nu. O, čia visas nusims. Galbai gerai. Pafilmuosim vidurius, kas nematėt. Galima patarą atvažiuoti, ne kauniečiai, bet juodaodžiai. Juodaodžiai, kurva, suspardyt bumbulą. Baigsis mūsų partijos ir balotiravimais į Seimą. Žiauru. Man tai linksmiausia būna, žinai, kai sako, o čia... Nu, tipo,
dažymo kaina pabrango. Kiekvienais metais viskas brangsta, žinai. Nu, kiekvienais metais, tu, tipo, stabiliai, visada, absoliučiai. Visiems biški kyla atlyginimai, viskas brangsta polnai programai. Ir dažymas lygiai taip pat brangsta. Jeigu tu, žinai, sumokėjai prieš 3 metus tenai tiek, tai nereiškia, kad tu dabar tiek sumokėsi. Pizda, kaip neina šitas varžtas. Nu, tai natūralu, kad brangsta, žinai. Tai ir man brangsta. Oi gerai. Niekada nebuvau nuėmęs. Gerai, čia dar palauk, pažiūrim, kas čia gero yra. Aha, čia vienas ir čia vienas. Ir bus viso. Išsisukam. Ir bus kaulas. Vėl lygos kažkokios kabliuoja. Kažkas jau kabliuoja. Nosytė, žinai, nosytė, gerklytė. Gerklytę kabliuoja, gerklytę reikia jau kitais vaistais sudrėkinti jaučiu. Nes jau nekanelina jau kažkodėl tai. Šiaip išardytas, jau matas šardytas, dardytas, aš jį pirkau 9. Mokėjau apie 2000 kažkas tai to, kaip jis kainavo man. Pirkau prieš 3 gal metus. Prieš 3 metus aš jį pirkau. Tai žmogus buvo nusipirkęs. Nu, Bibi, neprieisi, čia einam terkšlės. Žmogus buvo nusipirkęs savo namus nusismeliuot. Iš konteinerių, žinai, jūrinių darėsi chatą ir išorėj įsismeliavo. Tai nusipirko, pasidarė prieš smeliavimą, pasidarė šitą kaip jis aptarnavimą, tai va tada ir buvo darytas ir... Nahui, sudrožė, ble. Tai šitą, tai va, nusipirkau, aš nežinau, kiek jisai mokėjo, bet buvo skelbimas pradžioj 4 gabalai, paskui krito, žinai, o aš labai norėjau debilas daryti smeliavimus, žinai, šitų ratlankių. Tai pagrindė dėl to pirkau, kad, tipo, nors dabar net neužsiima aplamai ratlankiais. Tai. Bet geras daiktas, su sausintuvu, žinai, jau su viskuo. Oras švarus patenka į kamerą, niekad jokių problemų neturėjau, kai šitą daiktą nusipirkau, jokių problemų su oru, absoliučiai. Aišku, dar filtrų daug yra. Nu, pizda, nu, neprieinu, nu. Nu, kodėl taip yra? Užlinkęs varžtas, apšiai kitą pusę, koks čia yra, 13 reikia. Viršų. O, kepurė nuimta. Nešam kažkur galva, čia atremsim jo. Nu, ir kompresorius, skaityk, dalinai nurengtas, ne? Tai vidurius visus mes kaip ir matom. Tai viską išsipūsim, viską, ką matom. Šiaip galėjom iškart nusimti, būtų va, oro filtras. Būtų labai patogiai nusiėmęs, bet ir taip lengvai. Svarbiausias dalykas yra sausintuvo radiatorių gerai išsipūsti. Šitą visą reikalą, ne? Visur, kur ventiliacija. Nu, bet bendrai išsivalom ir susitinkam, kai viskas bus išvalyta ir surinkta. Gerai, bandom išsipūst. Pala, skersvį pasidarom, kad tas oras judėtų, žinai. Gerai. Ryčiokas. Tai kiek mes iš viso hebra turim jūsų, ble? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 3, 3, 1, 32 nariai. Jeigu nesuklydau. Tai ačiū jums, hebra, visi, kurie remiat kanalą. Rytis Janavičius, sūnus Eimantas Ilmonas, Nedis, Downame Drift, Daumantas ir Ryčiokas. Tai ačiū jums, hebra, už tai, kad remiat kanalą. Maladėts esat. Jau toj, ble, jau daugiau negu pusę užpydėm lango. Nežinau, reikės daužyti sieną, dar vieną langą jau čia. Šiaip gera vieta, ne? Jie iškart, visi mato, klientai mato, kas yra rimti klientai. Tai ačiū hebra jums už tai, jeigu dar to nepadarė, jeigu nori, jeigu patinka kontentas, tai aišku, užėjai pasiprenumeruok, pasižiūrėk, žinai, paspaus prenumeruot, komentuot. Nu, supratau, gerai, ką, paskutiniai patepimai. 2026, šiandien yra 02, ne, vasario 10. Ką mes turim valandų prabėgusių? 1, 3, 8, 4, 4. 3, 8, 4, 4.
Čia sekantis servisas parašom Bibis žino, BBZ. Sekančio serviso valandos irgi BBZ. Jo, irgi galim parašyti BBZ. Stengsimės, nes net nėra tikslo, nes tipo kas 4000 valandų, tai aš čia per 20 metų, žinai, tiek suviniosiu, nebent, tai net nėra tikslo rašyti nesąmonę. Bullshit. Tai ką mes turim pakeitę? Separatorius, alyvos filtras, oro filtras, tepalas, viską, šitie visi dalykai padaryti. Tai jau, dar šiek tiek nuleidom tepalo, kad jo, tvarkingai viską, žinai, atrodytų, išputėm viską, dulkių buvo kosmiškai daug ant radiatoriaus sausintuvo. Kosminis kiekis. Tai gerai, išsiputėm pirmą kartą per gal kokius 2 metus. Aš jį kai nusipirkau, gal dar ir buvau prapūtęs, o gal ir ne. Ir jis tada stovėjo ruošimo salėje, tai ten, žinai, dulkių labai daug, čia biški vis tiek mažiau. Tai va, viskas, hebra, aptarnavimas yra padarytas. Dabar sakytume, tai babila, tai kiek tu staupėjai visų reikalų, to pasakysiu aš jums tiksliai. Taip, tai sakiau, kad jeigu, sakykime, būčiau kvietęs įmonę, man būtų kainavę 460 €. 400, ne? Tai čia praeitų metų buvo pasiūlymas, gal dar šiek tiek būtų daugiau, nes kas metus dažniausiai brangsta, ne? Tai, iki 500, kažkas tokio, bet šiaip 400 buvo 2025 metų pasiūlymas. Aš sumokėjau 425 €. Tai 400, tai 35 € sutaupimo, ne? Tai sutaupiau 3-5 €, bet dabar žiūrėk, hebra, ką aš sutaupiau. Aš turiu originalius filtrus, originalius tepalus, viskas yra original. Jeigu būčiau įmonės samdęs, vis tiek tai būtų taip, tikiu, kad geros kokybės, matėm filtrai ir manas, tepalai Bibi žino kokie, bet tikiu, kad būtų vis tiek kokybė, bet tikrai netokia kaip originalą, ne? Tai mes turim originalius, viską original, mes gavom patirties, kaip visas šitas reikalas veikia, dar labiau susipažinom su kompresoriu, ne? Ir mums tai užtruko valandą, manau, ne? Jeigu iškart va dabar šoktum, darytum gal dar greičiau, blėt, ne? Iki valandos visas šitas darbas. Tai va, jo, nežinau, daug ar mažai. Parašykit komentaruose. Ar daug ar mažai? Jau, o mes ką, hebra, turim dar vieną naują daiktą, kurį galbūt apžvelgsim kitame epizode. Tikiuosi, kad kažką naujo sužinojot, tikiuosi, manau. Nes, sakau, žiūrėjau, nebuvo tokių, žinai, kad, tipo, papacanski, pabratski viską tau pasakytų, paaiškintų. Nors pats žmogus nieko nesuprantantis. Nu, bet kažką gal paaiškinau. Jeigu patiko, hebra, video, jeigu dar daugiau nori tokių video, mačiau kameros aptarnavimas, patiko visiems, tai galbūt kompresoriaus irgi patiks visiems, žinai. Galbūt kokį, nežinau, kokį dar čia aptarnavimą. tą mamos aptarnavimą galima pasidaryti, žinai. Jo, tai ilgai temptas reikalas, bet galų gale padarytas. Dabar būtų labai gerai per metus dar vieną aptarnavimą pasidaryti, tada galima galbūt šiek tiek dar ilgiau, žinai, nu, bet praplovimas, kad tas, žinai, pasidarytų. Bet brangus reikalas, brangiai kainuoja. Jo, tai va, ką, susimatysim, hebra, kituose epizoduose, ne? Parašykit komentarą, žinai. Jo. Nežinau, ką? Sakyk. Ką sakyt? Užpis dar vieną. Ai, dar užpis vieną? Nu, sakyk. Tai aš nežinau, ką sakyti daugiau, jo. Tai va, tai rašykit komentarus, o mes ką? Važiuosim namo jaučiu greitai, dar biškai lengvai pasikrapštam, miniom namo. Šiandien minus laukia, ryte važiavam, buvo minus 20. Na. Bet babila nesnaudžia, hebra, jau su šildymu konkrečiai susitvarkėm. Atvarėm po valandos jau 15, 16, 17, kiek dabar mes turim šilumos? 16, link 17, tai čia va, šitoje vietoje. Tai jau gerai, o mes turim minus 20 beveik. Tai dar kondiškę statysimės, galbūt pafilmuosiu irgi kitam epizode, galbūt kažkam bus įdomu. Kame! Ha!